Klaipėdos rajono gimnazijos mokiniai, mokytojai dalyvauja šioje kelionėje. TUM projektas suteikia galimybę mūsų mokiniams iš gelmių pažinti pamirštą Kuršių istoriją, kuri tikrai nepelnytai pamiršta. Na ir projekto idėja, viena iš daug projekto sudėtinių dalių ir yra kelionė laiku ant Kuršių piliakalnio. Ir tai buvo ilgas kelias į tą kelionę. Taip, iš tikrųjų, tas kelias dabar jau šiandien, jeigu skaičiuosim šią dieną, yra 2 mokslo metai. Taigi prieš 2 mokslo metus mes sužinojome ir dalyvaujame projekte kelionė laiku. Ir prasidėjo mūsų domėjimasis, mokymasis. Mes taip pat mokėmės, mokytojai pirmiausia, važinėjome pas Pilsops vyrus ir moteris, domėjomės kuršiškų gyvenimu, skaitinėjome ir labai daug kartų susitikdavom susitikimus, susirinkimus, pasitarimus, konsultacijas. Taip, konsultacijas. Na, o paskui jau supratom, kad turim pradėti veikti, ar ne, maždaug po metų. Taip, ir mes pradėjome veikti, pasiskirstėm veiklomis, darbais, pradėjom rašyti scenarijų, kurti. Tiesa, po truputį lipdėm kaip tos kregždės lizdelį, ar ne? Bet šiandien mes ir turime renginį, būtent pagal tą nulipdytą scenarijų ir paruoštus mokinius bei kuršiško gyvenimo rekvizitus. O kur dar aprangos kūrimas, kur dar valgių gaminimas, kur visos veiklos, kurias senovėje išgyveno mūsų protėviai. O man labiausia norisi kalbėti apie mūsų visų bendruomenę, susivienijusią bendruomenę. Ir jeigu ne tu, jeigu ne jūs, jeigu ne kas nors kitas, jeigu ne aš, jeigu ne mes visi kartu, šiandieną šitas projektas būtų neišvydęs dienos šviesos. Tai yra puikus istorijos mokymosi metodas ir mes labai tikimės, kad mūsų sukurtas scenarijus ir aprašyta metodika suteiks galimybę ir kitiems mokiniams